Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Seimo narys Ignas Vėgėlė kreipėsi į Seimo kanceliariją, prašydamas atsakymų dėl nuolat pakabintos užsienio valstybės vėliavos Seime. Jis teigė, kad nuolatinis užsienio valstybės vėliavos pakabinimas lygiavertiškai su mūsų trispalve, jo nuomonė pažeidžia Lietuvos Respublikos konstituciją, taip pat valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymą. Seimo vadovybės klausė, kokiu teisiniu pagrindu Ukrainos valstybės vėliava yra pakabinta Seimo posėdžių salėje greta ir lygiavertiškai su Lietuvos Respublikos valstybės vėliava. Jis prašo pateikti sprendimų, kurių pagrindų buvo nuspręsta nuolat pakabinti užsienio valstybės vėliavą lygiavertiškai šalia Lietuvos vėliavos Lietuvos Respublikos Seimo posėdžių salėje. Lietuvos parama Ukrainai, jos nepriklausomybės, teritorijos vientisumo ir savarankiškumo palaikymas nesudaro teisinių prielaidų pažeisti Lietuvos konstituciją ir įstatymus. Ukrainą palaikančių, bet savo valstybę ir teisę gerbinčių parlamentų rūmuose Ukrainos vėliavos nekabo lygiavertiškai su tų valstybių vėliavomis. Pagerbti ir paremti kariaujančią šalį yra įvairiausių būdų, kurie nežemintų mūsų valstybės simbolių ir nepažeistų teisės. Pavyzdžiui, atskirai skirti pagarbos vietą Seimo posėdžių salėje ir atskirą salę paskirti kariaujančios valstybės atributikai. Seimas yra ta institucija, kuri turi rodyti pagarbos teisei ir savo valstybei pavyzdį. Aiškėja, kad iki šiol tokiam užsienio valstybės vėliavos pakabinimui nebuvo jokio teisinio pagrindo. Gėda, bet Seimas pats pažeidinėjo teisę ir dar didesnė gėda, jei man atkreipus dėmesį ir supažindinus su teisiniu reguliavimu Seimas toliau liks pažeidime. Bus įdomu ir lauksime atsakymų iš Seimo kanceliarijos. Vilniuje veikiančios Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos biuras sureagavo į Lietuvos sprendimą sumažinti politikės fizinės apsaugos lygį, kas reiškia, kad Cichanouskaja nebebus saugoma vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų taip, kaip saugomi prezidentas, Seimo pirmininkas ar premjeras. Įsivaizduojate, kiek pinigų išlaikymui sumokėjo Lietuva dėl Svetlanos Cichanouskajos ir kaip ji buvo išlaikoma kaip aukščiausi valstybės vadovai. Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis griežtai kritikuoja vyriausybės sprendimą sumažinti valstybės apsaugą Baltarusijos opozicijos lyderiai Svetlanai Cichanouskajai, pavadindamas tai radikalių šalies krypties pasikeitimu, kuris kenkia Lietuvos kaip laisvės gynėjos reputacijai. Konservatoriai, ar turėtų stebinti jų pasisakymai? Teisingumo ministerijoje darbą pradeda naujai paskirtos viceministrės Barbara Aleškevičienė ir Kristina Zamarytė-Sakavičienė. Kristina Zamarytė-Sakavičienė yra Sveikatos teisės instituto direktorė. Laisvos visuomenės instituto viena steigėjų, yra dirbusi jo direktorė. Buvo valdybos narė, taip pat yra vadovavusi biomedicinos, etikos ir teisės institutui, ėjo patarėjos pareigą Seimo kanceliarijoje, dirbo geros klinikinės praktikos inspektorė valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje, taip pat yra dirbusi dėstytoja Mykolo Riomerio universiteto teisės mokykloje ir taip toliau. Ji aktyviai dalyvauja visuomeninėme gyvenime, pasisako už šeimą tarp vyro ir moters, vadinamosios pandemijos metu gynė žmonių konstitucinės teisės ir taip toliau. Žodžiu, po truputį vis daugiau vertesnių žmonių grįžta į valdžią. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.